Šiandien turim tokią istoriją, kuri vadinasi nuo stalo iki buto. O istorija įvyko taip, jog klientas matė, kai buvome Balyje, tokius didelius valgomosius stalus. Ir tas žmogus pradėjo žiūrėti mūsų parduotuvę ir pamatė, jog turime šitą juodą stalą. Jisai yra fainas, dėl to, kad yra graži koja. Toks tikrai labai premium klasės stalas. Ir tą stalą išsirinko klientas, sako, man labai gražus. Ir kalbėjom ir taip išėjo, kad sako, gal, žiūrėkit, jūs galit kažkaip man daugiau padėti įsirengti tą butą. Aš kaip tik va čia Algirdo gatvėje už kelių šviesoforų turiu. Taip sakau, okei, ir važiuojam šiandien tą butą, pasižiūrėsim kokią stadiją, nes suderinom, jog interjerą darysim, pasiūlėm žmogui sprendimą, kuris yra klasikinis su europietiškais tokiais motyvais, britiškas, bet ne per daug nuklasikintas, jeigu taip galima sakyti. Kas yra turbūt labai specifiška ir dėl ko mes pradėjome interjerą kurti būtent tokia tematika, jog pradžioje, kai klientai ateidavo, pavyzdžiui, rodau jums ar ne, ateini ir pamatai tokią gausybę daiktų ir atrodo visi sako, oi, tai čia man viską reikia keisti, kad man čia kažkas tiktų. Jokiais būdais. Gražiausias momentas dirbant su šitais produktais, su šitom medžiagom natūraliom yra tai, jog juos galima implementinti, įdėti, pritaikyti tiek moderniam interjere, tiek klasikiniam, tiek etniškam, labai įvairiai. Svarbiausias momentas. Labai atsargiai reikia žiūrėti, ar visgi tas daiktas neiškrenta iš konteksto ir netrodo nesąmonė. Todėl ką mes darom? Mes pradėjome visus daiktus dėliotis į 3D modeliukus mažus. Ir kai yra kuriamas interjeras, mes juos įdedame, kad atrodytų gyvai, parodom klientui. Tai pas tą klientą stilius toks gavas labai gražus, jam patiko, man taip pat ir bandysim pritaikyti tų mūsų elementų į tą gražų, prabangų senamiesčio interjerą. Tai galima žiūrėti, aš viską pasidariau. Tai šitas butas yra grubiai, man atrodo, 3-4 kvadratinių metrų. Mes irgi turėjom butą, kuris buvo su labai aukštom lubom ir atrodė, kad ten yra dvigubai daugiau kvadratų negu iš tikrųjų. Tai jeigu protingai išplanuoji, įrengi, tai manau visai neblogai. Čia yra numatyta virtuvė. Čia yra virtuvė gan aukšta, su tokiu stikliniu baru, su krištaliniam taurėm, kad būtų kaip viešbučio stylas. Susiplakt margaritą arba pasidaryt kavos. Čia valgomoji erdvė. Tas stalas stovi čia. Jis stovi čia, prie langų, su vaizdu į televizijos bokštą. Tai va, tai grįžtant čia. Tai ką čia darom, tai šitas duris uždarom, dėl to, kad čia bus svetainė su sofa, toks chill zona. Šitas visas irgi greunasi, nes čia buvo suplanuota sanmazgas ir čia drabužinė. Neįsivaizduoju, kam reikia tokios drabužinės atskiro kambario 54 kvadratinių metrų bute, kai mes turim beprotiškai daug vietos va čia, tai yra specialiai paliktas spintai iki pat viršaus. Ta pati dar turim čia, kur yra miegamas ir jau numatyta, tai pažiūrėk, kokio dydžio spinta čia gali stovėti. Tai kam dar kambarys vienas? Neįsivaizduoju. Mūsų stalas. Parduotuvinis stalas. Ir mūsų taip pat šviestuvai su stiklu ir su žalvariu. Čia numatytos plytos. Meistras už tai manęs nekenčia, dėl to, kad reikia nupirkti tokias plytas, kad atsidarinėtų langai. Bet all good, turim ir planą B. Kas yra šiaip labai fainai, jog šitas plytos, jos labai puikiai susišaukia su tom tokiom sendėtom šiek tiek detalėm, bet to pačiu su prabangiais baldais ir su prabangiom grindim, kur sakiau, kad švarios grindys. Tai baldai numatyti su tokiom karūnom, kurios yra iš klasikinės operos. Taip pat ir lubos naudoja tas vadinamas karūnas moldingus, o ant sienų jų yra labai minimaliai, tik tiek, kiek reikia. Pavyzdžiui, dekoracija su apšvietimu iš balio, tik medžio stalas, vienas staliukas, bet vienas, kad būtų taip solidžiai. Tai va, tai su tom plytom čia gavosi labai fainai dar ir dėl to, jog šito namo fasadas yra iš plytų. Tik tos plytos yra, ten kažkokios ryškesnės, čia tokios tarsi lik pablukusios, balks, jo, bet mes naudosim viduje raudonas, nes
Toks buvo noras ir pageidavimas. Tai va, tai butas nedidelis, bet manau, kad funkcionaliai ir protingai išplanavus gali būti ir prabangus, ir tinkamas tiek ir trumpalaikiai nuomai, kaip kad pavyzdžiui viešbutis, tinkamas ir gyvent jaunai šeimai, arba tiesiog turėti kaip antrus namus. Tai tam, kad iš tikrųjų darbai eitųsi sklandžiai, yra vienintelė taisyklė. Jeigu nori, kad viskas vyktų greitai, tau reikia turėti medžiagas, tam, kad tu turėtų medžiagas, tau reikia turėti interjerą. Dažniausiai būna žmonės pradeda daryti viską vienu metu, nežino, kokios bus duris, nežino, kokie bus durų išmatavimai, nežino, kokios bus grindis. Jeigu vėliau randa vieną iš kitur, kitą iš kitur, tas nedera, jau ne kažką, nežino apšvietimo, susiplanuoja vienaip, po to reikia rozetės ten, nepagalvoja apie šviestuvą, apie dar kažką ir panašiai. Ilgai užtrunka užsisakyti baldus. Mes, kadangi pradėjom gaminti baldus, baldų gaminimas pas mus yra iki 2 mėnesių, todėl ir sakau, nes tai yra ilgiausias momentas pasigaminti didelius korpusinius baldus. Tai ką, turbūt čia būtų tiek. That's it.